siautė vėjas viršūnėse medžio, o grybukas sau ramiai įsitaisęs ant samanomis žaluma trykstančio kelmelio savo kupso ir laukia turbūt pavasario. O čia ant samanų matyti pilna jau iškeltų žiedų, kaip aš suprantu, ir čia dar gausiau. Pilnas samanėlis ruošiasi žydėjimui, nors dabar ir gruodžio pabaiga, bet oras toks, kad atrodo tinkamas metas, kiekvienam savas laikas. Niekas ne veltui neguli šalia besisibuojančio drebulės lapo. Ant kelmo įsitaisė kerpės, man atrodo, nesu tikra. Šiek tiek sudriekusios, na turbūt gerokai įmirkusios, reikia sakyti. Bet patinka man šita tokia rantyta, rantytais kraštais, įdomusiais, kaip apvedžiota gražiai būtų rudu kokiu pieštuku. Ir savo žaliam fone gražiam, samanos dabar ryškiai žalios, nes pakankamai vandens. Yra miške ir kiškio kopūstų ir kitų žalumynų. Ir dar viena kerpė čia. Šita jau pravarpyta skilučių. O šita suvargusi jau. Taip va. Kiek gyventojų ant rasto. Na, Nika ką užuodė. Kažkas čia buvo, nužievino šakas ar ne, baltos. Greičiausiai drebulių šakos nukritusios. Viena šalia kitos. Viena anksčiau buvo apgriaužta, jau netokia ryški baltuoja. O šita matyt šviežiai buvo smaguriauta. Žievė tai taip gražiai nugriaužta, baltuoja, ne iki pat galo. Gali dar palikta žievies. Ir kažkas smaguriavo, taip, Nika? O mes eisim toliau pasižiūrėti, ką mums miškas dar papasakos. Na, miškas pasakoja toliau ir pasakoja, kad yra dar voveruškų pasislėpusi. O kas ten? Va, ir dar viena voveruška, paslėpkim ją toliau. Tai ir būna po lapais. O šita jau užkėlusi savo geltoną galvutę ir dar gyvuoja. Nėra toks baisus oras, buvo porą kartų pašalę, bet ne taip baisiai, kad grybai suvysto. Ant eglės šakos įsitaisiusios mažos snaigutės grybų, apvalutės. Gyvena savo tokiam namelyje. Priėjau pasižiūrėti iš arčiau skruzdėlyną, galvoju, oras šiltas, gal ir skruzdėlės pabudo, bet ne. Įėjimai uždaryti, gal ir lietus užbėrė juos, bet čia jau kažkas pabuvojo, kažkas išpamindė. Kažkokie žvėris šoną skruzdėlyno pagadino. O skruzdėlynas kaip didelis kauburys įmigęs žiemai. Sandariai uždarytos durys, apibirėję lapais ir gyventojai tūno giliau. Aptikau visą
visa eilė grybų išsirikiavusių. Kaip šaka nukrito, buvo matyti, jos gyveno ant tos šakos ir išsirikiavę grybai jau. Tamsta, nors dar nelabai vėlu, bet gruodžio mėnuo. Nu ką, gruodžio mėnesį dar galima šio to rasti. Vienas kažkieno apverstas. Čia kaip tik, o ir dar du didžiuliai. Eina žvėrių takas. Iš jo ir keliauju. Ten yra didelis kardas. Apačioje jau tikras kelias. Medis išgriuvęs didžiulis. Nuo medžio tykšta lietaus lašai. Bet miške labai džiugina samano žaluma, kuri yra tokia sodri, pritraukusi drėgmės ir džiugina akį. Nika ruošiasi prisėsti, kad pamatė, kad išsitraukiu telefoną, vadinasi kažką veiksiu ilgiau ir neverta čia slampinėti, jai priekinė koja skauda šiek tiek. Mano akį patraukė šitas išgriuvęs medis su savo išsikerojusiom į visas pusės šaknim, kaip raganosis kažkoks iškilęs, apaugęs samanom. Pats kamienas ten guli jau gerokai sukežęs, o šaknis tvirtesnės dar styro, pasklidusios į visas pusės. Beinant samanose žiūriu, dar viena šviečia savo ryškių sijonėlių. Voveruška. Įsitaisiusi, kaiminių nelabai matyti, nebent ten dar viena. O taip, ji čempionė, ar ne? Išlikusi gražiausia. Sau puikuojasi.